Šiandien pratęsim pokalbį apie religinį ateizmą. Kai kuriems žmonėms po pirmos laidos iškilo klausimas. Tai jeigu mokslininkai atrado, jog materijos mažiausia dalelė yra atomas, tai kodėl jie ieškojo mažesnių dalelių? Taigi radom mažiausias ir tvarka. Kam be reikalo dar leisti resursus, pinigus, pastangas ieškoti kažkokių mažesnių dalelių? Čia reikia turėti omenyje, kad egzistuoja ne tik tai religinis ateizmas, bet ir mokslinis ateizmas. O mokslinio ateizmo esmė yra konkurencingumas, pelningumas, nauda. Nes pažiūrėkit, jeigu būtų neatradę mažesnių dalelių elektronų, tai nebūtų išrasta ir elektra. O jūs įsivaizduojate dabar gyvenimą be elektros. Iš kitos pusės, jeigu visoje Žemės planetoje būtų tik viena valstybė, tai vargu ar mes matytumėm elektrą, nes elektra būtų tik išrinktiesiems. Bet kadangi daugybė konkuruojančių valstybių buvo, tai buvo naudinga elektrą perduoti visuomeniai, kad visuomenė ją pasinaudodama suteiktų valstybėms daugiau jėgos, kad galėtų konkuruoti su kitom valstybėm. Todėl mokslinis ateizmas, jisai neapsimeta, kad mes atradom mažiausią dalelę ir atomas ir viskas, viso gero. Ne, jie ieško toliau. Jie, kad atrado elektroną, jie vėl nenusiramino, jie ieško toliau. Jie gauna finansavimą, kad jie ieškotų kažko tai toliau. Ir aš netgi nebejoju, kad jie ieško Dievo. Tik tai jie, aišku, niekada neprisipažins, kad jie atrado Dievą. Atrastų jie Dievą ir sakytų, žinot, mes atradom Dievą, tai reiškia, religija buvo teisi. Ne, jie sakys, mes atradom super energiją, kuri tokia ir tokia, mes ją dabar naudosimės. Nenustepčiau net, kad jie jau atrado tą super energiją, bet paskaičiavo, kad paprastiems žmonėms neverta apie ją nieko nežinoti. Nes tie paprasti žmonės tik prisidarys savo bėdų. Na, pavyzdžiui, elektra, jeigu jos netinkamai neizoliuosi, priliesi laidus, tai tave nužudys. O ta super energija, tai net neaišku, ką ten reikia daryti, kad tavęs nenužudytų. Dar labai svarbi religinio ateizmo dalis yra ta, kad valstybės nesilaiko savo pačių įstatymų. Čia yra labai svarbi dalis religiniam ateizmui. Nes tie įstatymai, jie pritaikomi taip, kaip yra reikalas pritaikyto, ne taip, kaip jie surašyti. Pateiksiu pavyzdį. Rusijos federacija 2016 metais jie įsivedė tokį įdomų įstatymą, pagal kurį draudžiama yra viešai kalbėti apie Dievą išskyrus tam skirtas vietas, užregistruotas legalias bažnyčias, beigi užregistruotiems legaliems ten šventikams, kurie atrodo kaip šventikai, ta prasme pravoslavų kunigams dar galima kalbėti apie Dievą. O paprastam žmogui, kuris nieko ten neužsiregistravęs, tiesiog gatvėje jisai negali atsistoti ir kalbėti apie Dievą. Kalbėti apie tikėjimą, nes draudžia įstatymas. O įstatymas ne tik draudžia jam, tam žmogui, šnekėti apie Dievą gatvėje. Jis priverstinai liepia žmonėm, kurie girdi tą žmogų šnekant, pranešti apie tai policijai, nes jei nepraneši, tave nubaus. O tai eini gatvėje, eini ir žiūri, žmogelis kažko sako, Dievas yra. Ir viskas, dabar tu turi traukti telefoną, skambinti, reiškia, policininkams, nes kitaip, jeigu kas nors pastebės, kad tu neskambini policininkams, tai pačiups ne tik tą žmogelį, bet ir tave pačiups. Vienu žodžiu, įstatymas toks įdomus, aišku, jisai turi savo tokią istoriją, jums galbūt atrodys, kad rusai idiotai, jie visokių kvailų įstatymų prisima. Tas įstatymas šiaip turi tam tikrą prasme. Čia yra visai kita tema ir labai plati. Todėl mes jos dabar neliesim, kaip tas įstatymas atsirado. Vienok, mesgi turime religinį ateizmą. O religinis ateizmas tai yra toks patikėjimas. Reiškia, jeigu aš kalbu apie tikėjimą žmogui netikinčiam, tai tas netikintis iškart turi skambinti policijai, nes toks įstatymas ir visi kiti turi skambinti policijai. Ir įsivaizduokit dabar mokykloje
per pamoką mokiniam pradedama dėstyti Darvino teoriją apie evoliuciją, kad žmonės atsirado iš beždžionių. Šitą evoliuciją, ta teorija, jinai tinka apskritai tik vienai rūšiai gyvūnų, ta prasme vienos rūšies gyvūnams. Jis netinka skirtingom rūšim, tačiau aišku galima pritemti, kad tiktų ten, patampyti galima ir tiks, bet tačiau, kai mokslininkai atrado DNK, tai šitą visą teoriją iškart sugriuvo. Jūs paklausite, tai kodėl jos neatšaukė? O todėl, kad neturi kuom ją pakeisti. Negi dabar mokyklose pradės aiškinti, kad Dievas sukūrė žmogų. Neaiškinsi, o ką aiškinti, nėra ką aiškinti. Tai aiškina tą seną teoriją. Tikintiesiams sueis. Čia tik mokslininkam netinka jinai, o tikintiesiems tinka. Tai vat įsivaizduokit, šitą tikinčiųjų Darvino teoriją pradeda dėstyti per pamoką ir mokiniai iškart traukia visi telefonus ir visi skambina policijai. Nu, o ką darysi? Įstatymas liepia skambinti, taip? Nu ir ką? Ir ką, policininkai važiuoja visas mokyklas gaudyti mokytojų, kurie aiškina apie Darvino evoliucijos teoriją. Tai tiesiog policininkai nevažiuotų ir nieko ten negaudytų, nes yra įstatymas, jiem reikia gaudyti tokius mokytojus, bet jie tiesiog nevykdys įstatymų ir žinokit, nieko jiems už tai nebus. Ir valstybė galės gyventi toliau, bet jeigu jie privalėtų vykdyti įstatymus, tai ką daryti Rusijos vyriausybė? Jie turėtų paskelbti visas mokyklas bažnyčiomis religinio ateizmo, o visus mokytojus šventikais, kad jie galėtų dėstyti visokias Darvino teorijas.